Aha, nu tai va, tai padarėm formą, dabar pažiūrėsim. Šitą metodą gudriausiai sugalvojau, kad niekur neapibėgtų, nes jau tikrai būtų sunku nuimti. Nu va, dabar Crazy Frog pažiūrėsim. tą va iškrapštysiu ir bandysim kelt. Aš nebūtina iš tikrųjų iškrapštyti, bet labai gerai aš padariau, kad užkimšau kraštelius. Nes čia supranti paskiau bėda. Jau kaista. Prikliavau prie kartono šitą visą reikalą. O ir taip gausi viskas gerai. Nes pirmą čia man pribėgo net ir ant to. O, viskas. Prašau. Pasirodo, vaikystėje nežaidžiau, tai dabar žaidžiu su plastelinu. Tai va. Nu, prireiks kitą, nes darau. Čia bus dabar jau darysiu ketvirtą, čia trečia. Nu, čia taip ir turėjo būti, nes už tai, kad tas gabaliukas su nesąmonė tokia blema. Nu, ką su juo darysi? Gerai, kad dabar išlupau. Va. Šitas, nu, bus visą laikas tokiu biškį broku. O čia kilputės visiškai va, mažytis tokios, kad vos. Tai įdėsiu trečiuką tokį išlenktą. Yra visos formos idealiai pagal tai, kaip turi būti. Taip, jisai turės susidėti, va, čiuk, idealiai, va. Neturėjote jokių daubučių, taip jisai visas. Kitaip nesusidėjo. Ir dabar suspaudai ir liek. Nu, čik. Nu. Užsidėtai nusiima. Idealu. Va. Gražutėlės. Skaičiukai net matot. Nu, skaičiukus aš išgraviruosiu geresnius. Tai va, tai. Tiek žinių, tęsiam toliau. Pirmas mano darbas. Darysiu dabar dar vieną kopiją antrą. Šitą jau džiūsta. Tai nieko nereikia. Nu, tai čia va tokius kraščiukus aplaužysim. Tiek ir to laužym. O, kražų. Tik reikia užsinumeruoti, kad šitą ir tą. Tai va. Norėčiau daugiau daryti.